Tai ką, sveikas vasarį. Sveiki ir jums. O mes ką, važiuojam į ūkį darbuotis. O čia jau buvo pavasaris. O taip ir būna vasarį. Sugrįžta dar visos žiemos. Bet gerai, nu reikia tos žiemos vis tiek. Viskam jos reikia. Rodo čia gal net 2 savaitę minusą. Tai iš tikrųjų labai smagu, reikia to. Tik tai va, nežinau kaip čia bus, jeigu labai smarkiai prisnigs, kaip su to gyvulių išdavimu čia seksis. Bet bandysim kažką suorganizuoti, gal kažkas pavyks. O dabar ką, važiuosim ko gero malkų pjautis. Reikia pagalbos tėvams su malkom šiek tiek, tai prisipjausim. O tada šią savaitę dar turėčiau atvažiuoti kažkada, kai bus veršių išdavimas ir kursas. Parašė, kad bus kursai ekologiniam ūkiam, tai retas dalykas, kurio tikrai reikia nepraleisti. Gal kažką naujo sužinosiu, kažką išsinešiu, tai čia labai svarbus dalykai. Tai 3 dienas bus kursai, tai irgi reikės pavažinėti. O dabar ką, važiuojam darbuotis tada. Tai vakar atvažiavau į ūkį ir iki pusę dienos varė sniegą. Tai į mišką nevažiuosi, po sniegų nepašalę. Nieko labai gero padaryti ir nepavyko. Pavyko nueiti tvartus, apsidirbti einamus darbus, grūdų pristraiškit. O dabar važiuojam pašiūrę, pasiduosim miltų. Va dabar vėl pradeda snigt. Naktį pasnigo, šaltukas buvo. Sniego jau šiek tiek yra. Bet apačioj nepašalė po sniegu. Kaip ir laukti reiktų didesnio minuso, bet ar jis ateis, vėlgi neaišku, rodo, kad ateis, bet kaip bus neaišku. Bet ko gero, kad jeigu čia neįsisnigs labai, bandysim važiuoti malko. Po truputį reikia. Ai, dar šiandien šėrimas ir šiaudų kratymas. Tai vienu žodžiu, šiandien darbų daug yra. Žiūrėsim, kaip gamta leis juos nusidirbti. Dabar -3 buvo, dabar jau -2. Tai šyla po truputį oras. O čia į savaitės pabaigą ir visus -10 rodo. Tai veršių ko gero lauksim dar kitai savaitei, nes po sniegu tai košia. Nebent išsivalyti sniegą, tada pašaltų kažkiek, bet tai ai. Laukiam kol kas šalčio, tada žiūrėsim, kaip kas čia bus. Nu ką, mano gražuoliai? Kokį čia jūs dratą atradę? Šitą daiktas reikia žiūrėti. Nu ką, viskas gerai? Viskas labai gerai. Ten viršiai laukia. Ką reikia pasiduoti miltų? Atlėkiau su Škoda dar iki pašiūrės be problemų. Nu kaip, košia maigosi, bet dirbt galim. Ką, einam pasiduosim. Pasiėmėm šieno. Tėtis jau išvažiavo pjaut malkų. Man liko susitvarkyti pašiūrę ir tada važiuosiu jam padėti. Vienam bus šiek tiek reikalų pašiūrė, jau senai buvau vienas. Bet reikia viską šiandien suspėti padaryti, tai skubam.
Na va, visko prisivežėm. Dabar beliko iškratyt. Su telyčiom bus baigta. Tada liks kita pusė pašiūrės. Šilčiau pašiūrė žymiai. Vandens šiek tiek, jeigu yra, tai jisai nors biškį pašalė. Gerai, įsikratom šiaudus. Kimbam toliau, tėtis girdžiu. Tenais matas traktorius toli. Jau pjauna medį. Nu va, viena pusė sutvarkyta, gyvuliai laimingi, dabar kiti nori būti sutvarkyti. Su šitais yra šiek tiek sunkiau, nes jie durneliai. Einam į lauką. Einam lauką. Nu va, šitie sutvarkyti, pašerti, gražus dobilų rulonas, mažėjam pastatytas rulonas, liko pakratyti šiaudų ir važiuosim kraut malkų. Šiandien dienelė tai, wow, nežinau, vakare krisiu kaip lapas turbūt. Nu va, visa pašiūrė sutvarkyta, pakrikta, gyvuliukai iš karto laimingesni, šokinėja, išdykauja. Jo, kai pašalė dar ir biškį švariau. Nu ką, svajonė? Kaklą nusikasėjai, nu. Jo, tvarte, kai karvės pririštos, tai jom tai negerai. Negali pasikasyti, nieko. O čia va,
Ir pasikaso, ir švarios, nešūdinas. Labai gerai. O ko tu ten tikrini? Nu va, priekaba malko ir privaryta. Fū. Sunki dienelė. Ką, dar reikia eiti užsikabinti, važiuoti rulonų priekabą. Dabar bus pašalę, reikia atsivežti dobilų rulonų. Bus dar vienas darbėlis padarytas. Užsikabinam rulonų priekabą. Lekiam, paliksim ją namie. Kai šiek tiek labiau pašals, tada atsivešim rulonų. Nes dabar tai ir taip makojo, jeigu su priekaba, tai ir liks šitam purve. Tai va, tokie darbeliai šiandien, važiuosim namo ir dabar atvažiuosim dar į savaitės pabaigas. Tai atvažiavau iki Pašiūrės šiandien, buvau porą dienų išvažiavęs, tai pas veršiukus pašarų dar yra šiek tiek. Tai šerimas tik rytoj. Einam dar kitus apeisim, pažiūrėsim. Tai kaip ir visai nebloga situacija čia nais. Žadėtas pašalimas įvyko. Pašalo. Rytoj skambinsim, bandysim tartis dėl gyvulių. Tada šeštadienį, sekmadienį rodo dar -10 ir tada kitą savaitę jau kaip tik turėtų paimti neblogai gyvulius. Aišku, dabar lyja, laša nuo stogų, oras įdomus, bet minusas. Oras labai keistas, bet svarbu, kad pašalė ir iki Pašiūrės tikrai davažiuosim. Čia svarbiausia. Jo, vietom tai pašalė, vietom tai prakrenta, o vietom pašalė. Dar trūksta, reiškia, minusą. Taip, telyčios. Telyčios irgi dar šiandien turi pašarų, o veršiai irgi dar turi. Ten aplink druską kokią duobę visą laiką iškasa. Laižo druską ir kasa duobės. Na, normaliai. Susitarė. Gulit sausa, gerai jums čia. Nu ką jūs? Reikia apeiti, pasižiūrėti, kaip jos atrodo. Tai va, Pašiūrėj viskas labai gerai. Visi gyvuliai gražus. Sveiki, jokių pastebėjimų nėra. Šėrimas tik rytoj, kurį padarys tėtis, nes aš rytoj važiuoju į seminarą ekologinių ūkių, kur labai daug įdomių temų bus. 16 akademinių valandų, tai tikrai bus apie ką pakalbėti, paklausyti ir kažką naujo sužinoti. Tai mano va tokie planai, tai penktadienį, pirmadienį ir antradienį į kursus. Tada kitą savaitę reikia dar antros priekabos malkų ir dar reikia išsiduoti viršus. Ir bus labai gerai. Tai va, dar žiūriu su pasėliais, tai kiek mačiau, kaip kur pas save nekasinėjau, bet kaip kur mačiau prasidėjus vegetacija buvo. Tai galimai šitas sniegas, kuris iškrito, tai mus išgelbė, aišku, jo mažokai. Bus matyt prie -10, kai bus, bet šiuo metu, kur yra sniegas, ten pašalimo nėra. Tai galimai sniegas išgelbėjo nuo didesnių bėdų kol kas, o toliau pamatysim. Jeigu pašals stipriau ir prasidėjus vegetacija, nu tai turėsim kažkiek apšalusią. Tai
pirmą dieną kurso atklausiau, tai iš tikrųjų labai daug visko naujo sužinau, apie ką ūkininkam nėra kalbama ir apie tai nėra jokios informacijos. Tai yra parazitai, bakterijos, virusai galvijose, iš tikrųjų jų yra begalios ir jie veisiasi net ten, kur net negalėtum pagalvoti. Tai beveik visi parazitai veisiasi pievose, ten, kur ganosi mūsų galvijai. Ir daug dalykų paaiškina dėl viduriavimų ir visokių kitokių ligų ir priemonės ir viskas. Tai iš tikrųjų labai verta sudalyvauti tokiuose mokymuose. Žmonių mažokai, o išgirsti reiktų tikrai daugam. Tai ką, šiandien ir užbaigsim video, pasimatysim kitą savaitę tada. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvot ir iki kito video. Iki!